Smagu, kaip mano žiūrovai manimi rūpinasi. Aš pats tiek savim nesirūpinu. Įsidėsiu ankelius ir dabar jau bus saugiau. Ačiū Jums už tus Jūsų gerus patarimus, kuriuos aš ir pats turėčiau realiai suvokti, bet kartais per tą skubėjimą, tai kai mažas vaikas elgiesi, tai aš šiandien būsiu suaugęs. Va. Menkšta. Ot kitas iki užsispyręs esu, užsispyręs. Labas rytas visiems, aišku. Važiuojame toliau į darbus. Rozdienių kista. Geros dienutės ir tau, ačiū. Jo, gerai, iki oksotė. Jau stalažų nuardyta kiek? Ir čia nuardyta. Taip, gerai. Laiptininkai triukšmauja. Laiptus montuoja, tai paskui parodysiu, kaip tie laiptai atrodo. Jo, o čia taip gaunasi tokia plytelė per kampą. Tas kampas nusipjaus ir tas kampas jau pradės leistis žemyn. Tiesiog taip. Vien todėl, kad čia būtų linija ir kad prie durų prasidėtų vientisa plytelė. Vien todėl gaunasi čia šitaip. Suvalgiau bananinį, įsitepiau tą hidroizoliaciją, būtent tą padą. Tie laiptininkai tai nelabai skuba, bet vakar vėlai atvažiavo, apie kokią 5 valandą. Aš išvažiavau irgi vėlai, tai jie dar liko dirbti ir dar dirbo. Ir šiandien ryte atvažiavau, žiūriu, toliau dirba. Pamenu, kaip Mitnijoje dirbau, toj organizacijai lietuviškai. Tai atsimenu, būdavo tie degantis objektai, tai būdavo net naktinės pamainos. Man tai net įdomu, kaip yra paskaičiuojama laikas, sakykime, didesnių objektų. Ar numato tokius dalykus kaip oro sąlygos, kaip daleiskim žmonių ligos, galbūt suserga kažkas. Juk yra visokie procesai, medžiagų ir džiovimai ir visa kita, ir kažkokie tai nesklandumai ir galbūt nenumatyti atvejai. Manau, kad ne vienas žiūrovas žiūrintis puikiai žino, apie ką aš kalbu. Šeimininkas prašė, kad šitą visą brudą ištaisyčiau, kur čia tie pripeckeliojo. Tai bandysim uždėti tą tinkamą kampą. Ir faktas iš naujo užarmuosiu ir uždėsime jau silikoninį tinkelį. Laiptininkai išvažiavo, sakė, važiuoja parsivežti pusryčių. Tai jau nusimausim batus, nenoriu savo murzinais batais į lauką vaikšto, tai nenoriu išmurzinti. Pakopos apačioje plačios aikštelės. Kągi, lipam į viršų, pažiūrėsime. Prie sienos prieina šitaip. Žinokit, visai neblogai. Ir čia taip. Tie laiptai tai gražus, man patinka. Neblogai, tikrai neblogai. Lipimas patogu, nėra labai dideli tarpai tarp pakopų. Tiesa, virtuvės zona visa išklijuota yra, bus dar fugavimo, o jo čia tikrai nemažai. Tada parodysim, kaip aš fuguoju, parodysiu. Mano mažasis bošiukas
Pradėjo kažko tai blūdyti. Tarpais įsijungia, tarpais ne. Tai įsiardžiau pažiūrėti. Patikrinau, tai atrodo viskas kaip ir tvarkoj, niekas nieko. Tai perpurškiau viską veidėku, išvaliau dulkes. Turėtų veikti. Būdavo nesijungia, tai patrankai ir tada būdavo kaip ir vėl veikia. Nu, dabar gavo tepaliuko, tai turės birbti dar ilgai. Labai patogus man šitas baušiukas pasišlifuoti plyteles. Neblogai šlifuoja, diskelis geras. Apa. Kas čia darosi, blemba? Gal čia tos baterijos blūdija? Galimai baterijų kontaktai apsineša dulkim. Gali būti ir toks variantas. Sutaupiau pasikrapštydamas. O jau norėjau lėkti važiuoti pirkti kitą. Nedaug jisai kainuoja, bet vis tiek va. Centas prie cento ir gaunasi piramidė, ne? Kapitalinė. Pasidariau rėmo formą ir jau dabar bus galima leisti žemyn. Viename iš video vienas žmogus rašė, kad sako, reikėjo čia pjauti kem 5 laipsnių kampu, sako gražiau. Aš manau, kad tai skonio reikalas, nors jeigu taip jau kalbant apie Daniją, kiek aš čia esu, 8 metai viršaus, tai realiai neturėjau iš Danų jokio užsakymo, kad pjauti tokius dalykus kem 5 laipsnių kampu. Buvo vienas toksai užsakymas, bet tai buvo lietuviai. Kažkada tai pas tokią lietuvę klijavau plyteles. Tai jinai prašė kem 5 laipsnių kampu. Aš manau, kad tai yra tiesiog mados klyksmas, mados šauksmas. Jeigu neina net kalbėti. Ir jo, žinokit, apvadus. Tai jo, plytelio apvadus, tai aš pjaunu kem 5 laipsnių kampu. Bet ir tai labai retai, nes daugiau mažiau jie kitą kartą sako sudėk taip, kaip yra natūraliai, kaip, žodžiu, plytos. Man čia bešnekant ir beklijuojant. Žiūrėkit, jau hebra stiklus sudėjo. Dedasi dvigubi stiklai. Jo, prisukta. Tikrai įdomiai. Ir kaip suprantu, ten dabar irgi eis visur stiklas. Oi, blemba. Kaip saulė pašviečia. Matot, kas matosi? Jau man tai nepatiktų, žinokit. Man tikrai tai nepatiktų. Baisu, žinokit, tikrai baisu. Ir kas čia dar laukia, kaip nusiims visi stalažai. Kaip jie glaistavo, aš mačiau, kad ne kažką. Jie tik siuliukės užtaisė. Čia realiai reikėjo viską glaistuoti. Oi, čia dar bus visko. Žinokit, nesinoriu tokių dalykų rodyti, kad negalvotumėt, kad aš čia kažką vėlgi lasdavoju. Tikrai nežinokit. Aš tiesiog rodau, kad čia tikrai, negerai, tikrai negerai. Elementari glaistavimas tokio. Atsiprašau, hebra, už tos tokius vaizdus. Jie labai negatyvūs yra. Tikrai kažkaip nelabai smagu tos dalykus rodyti. Bet kažkuria prasme gaila man to kiniečio. Nežinau, jisai kinietis, japonas ar korėjietis, negaliu pasakyti. Bet gaila man jo. Toks namas, naujas namas. Jūs net neįsivaizduojate, kokie čia pinigai sukasi, kad ir už tos dažymus. Ir taip viskas.
Sakau, sorry už tai, tikrai nesmagu, bet baisu. Imkit, vaišinkitės, aš draugiškai, pomidorų, sumuštinių, dar ir kavos turiu, prašom, prisijunkit kartu. Kaip jisai pradėjo statyti tą namą, jeigu jisai, sakykim, jeigu būtume mes su juo pažįstami, būtum pašnekėję, žinau, aš čia Danijoje tikrai labai gerų dažytojų ir aplamai įvairių kitų gerų meistrų, čia surinkus gerą komandą, čia viskas būtų aukštam lygyje. Bet, kadangi taip yra. Nem, pilvas sotus ir laimingas ir Žydrūnas eina dirbti. Jo, žinokit, baigiant šitą temą, tai aš tik tiek galiu pasakyti, lietuviai statybininkai yra va. Tikrai labai kruopšti mūsų tauta statybų sferoje yra. Nebijo didelių reikalavimų, aukštų reikalavimų ir gali daryti bet ką realiai. Kažkada pamenu porą mėnesių atgal, gal daugiau, po vienu iš video mano kanale buvo diskusija, kad aš labai kritikuoju kitų darbą. Aš žinokit, vėlgi sakau, nenoriu, kad būtent iš tos prizmės jūs į tai žiūrėtumėt, aš tiesiog jums rodau realybę, kaip yra iš tikro čia Danijoje. Ir tikrai, va, kaip minėjau, tai man šito užsakovo gaila. Tokius pinigus moka naujas namas. Lietuviai jau gimsta arba su krepšinio kamuoliu, arba su špakliuote rankose. Tai va, toksai bus principas, geltonas, be plytelės. Darau daugmaž vienodą, čia ta plytelė vos atsitrauks ir bus vienodas tarpelis, kažkas tokio, ne? Ten toliau jau dabar neprieinu ir aišku bus kitai dienai uždėsime apačią sieninės. Dar šiandien galiu šiek tiek apvadų pasidėti, daugiau kažką tai nelabai. Tebūnie tvarka ir švara. Manau, pastebėjote, jau sudėti ir apvadai. Tenais priklijuoti negaliu, nes kadangi bus stiklo profilis, bus stiklas, tai tą galiuką įdėsime pačioje pabaigoje. Visur buvo galima, apart prie durų. Taip pat liko po galiuką, kai įsidės durys, tada dasidės apvadukas. Aš apvadus dedu viename lygyje, kalbu apie tai, kad tiesiai, nebanguoju kažkaip tai pagal sieną, pasiguldau ilgą gulščiuką, kad būtų viename lygyje. Kaip matote, sienos vietomis yra plyšiukas, vietomis didesnis, ten mažesnis, ten vėl didesnis. Žinoma, apvadai supjauti į kampus, tai kalbu tiek apie vidinius kampus, kalbu tiek apie tą vieną išorinį kampą. Ten taip pat vidinis, ten taip pat vidinis. Visi, manau, žino, ten, kur yra šildomos grindys, kur dedasi plytelės ir kur dedasi apvadai iš plytelių, apvadai neturėtų liestis prie grindų, neturėtų turėti jokio kontakto. Įdėjau tokius pačius plastikus, kaip ir buvo tarpeliai, tarp plytelių grindyse, kad būtų vienoda. Čia visur bus silikonas, silikonas, silikonas ir silikonas. Daugiau kaip ir nieko. Ir dar, žinoma, nepamirštame taip pat vieno labai svarbaus dalyko, klijuojant apvadus, tai jų tiesumo grindų atžvilgiu. Kaip matote. Normaliu stačiu kampu. Apvadas negali būti pasviręs nei į tą pusę, nei priešingą pusę. Jis turi būti statmenas grindų atžvilgiu. Jokio tarpelio, jokio plyšelio. Nei plaukas nepralys.
Tai va, turėkite minty, kad apadus reikia klijuoti visą laiką tiesiai, nekreipiant dėmesio, kokios yra sienos. Jeigu jau labai kreivos sienos, tai tada faktas reikia kažkaip tai mąstyti, kažkaip tai galvoti, kad būtų kuo estetiškesnis vaizdas. O visa kita irgi būtinai kampas ir būtinai apadas pagal kampą. Ne į tą pusę, ne į tą pusę, o taip, kaip rodo šitas kampas. Laiptininkai pagaliau uždėjo ir porankį. Kaip mačiau, įklijavo silikonu skaidriu. Iš čia kaip ir nesimato. Tai jau dabar va, viskas daugiau mažiau aišku, kaip jie atrodys. Tvirta, berods tvirta, nekliba. Nu ir puiku. Ir galėsiu vaikščioti. Tai šiandieną iš manęs tiek. Susimatome rytoj. Arba tiesiog už akimirkos. Sugrįžau. Kaimiečių susirinkimas tęsiasi toliau. Kaip ten vienas rašė komentarą. Matyt, pas žmogelį moralinis kompasas sugedęs. Tik šiaurę rodo. Kam nepasitaiko, ne? Klijuoju tą techninį kambarį vadinamą. Nedaug liko. Vakar čia įsiklijavau. Šiandien dasibaigsiu. Iš karto galėsiu apvadus prisiklijuoti. Žiūrėkit, kokį turiu dalyką. Kokį kramtymą turėjau implantais. Tokį išpjaustuką reikėjo padaryti. Buvo įdomu. Gal jie darys su kokią dėžę? Vėliau nežinau, sunku pasakyti. Tiesiog aš tai prileidau. Nors aišku, galėjau tiesiog kvadratu išpjauti ir viskas. Bet kažkaip tai to reikėjo ar ne? Niekas nežino. Nei aš nežinau, žinokit. Vonios padarytos. Į antrą aukštą dabar nelipsiu. Tik tą labai trumpai parodau. Dar reikia laikiklius nuimti. Kaip matote, čia yra vientisa plytelė. Ir tas galiukas jau tos vientisos plytelės įsileido. Atitinkamai ir čia vientisa plytelė. Kodėl taip yra? Todėl, kad reikėjo daryti siūlę dėl lūžio kampo, kad leistųsi žemyn. Kaip jie buvo prašę, kad būtų 3 cm, tai čia yra daugiau negu 3 cm, čia apie 4 yra. Tai mano akimis visą tą reikalą, kaip matėt, kad ėmiau tą unidreiną ir leidau žemyn, tai beveik būtų kaip ir galima buvę neimti. Na, bet pas kažką protas vaikšto paskui. Tai tokios naujienos pas mus. Kaip matėte, buvome savaitgalį Švedijoje, truputį atsipūsti nuo tų visų darbinių reikalų, išeiti iš žmonės, kaip sakau, pamatyti kažką. Gražus tas Malmo miestas visumoje, tikrai labai gražus. Visą dieną mieste praleidom, smagiai taip. Tai kas nematėte, tai pasižiūrėkite, gal bus įdomu. Tai ir toliau galite kažką klausti, rašyti į komentarus, kas jūs domina. Kiek galėsiu būti atviras, tiek būsiu, kiek žmona leis. O šiaip kas daugiau pas mus naujo? Nieko. Konkretus kraustymasis. Savaitgalį vežamės daiktus. Išeinam į tokį namą. Tikiuosi, kad laikinai. Nes laukiam tos banko patvirtinimo dėl tų paskolų. Tai šiek tiek truputį įtakoja tą tokią bendrą savijautą. Vis tiek, suprantat, kirbina tas visus dalykus viduje ten. Norisi kuo greičiau, norisi aplamai žinoti, ar viskas bus gerai, ar duos, ar neduos. Tai va, tai tokie reikaliukai pas mus. O Samora Gamora. Kaip nelaukiau tos dienos. Bet va, kas nepatiko tam bute, tai dabar, kur kraustumės, to nebus, tai va. Vaikščioti ant pirštų galų, kada žmona miega, tai būna baisu. Viską reikia vežti. Jau pervarė mašiną. Neišvažiuoju, nes 2 cm užstatyta mašina, aš nemoku taip išvažiuoti. Tai ką darom? Tu išvažiuosi. Žodžiu, pasišiausias, labas rytas iš ryto. Startuojam su tais visais pakavimais. Tai lekiu pažiūrėti, kaip ten nustatyta ta mašina. Kopenhagos aktualijos. Orelis ką, koksai? Geras, sekmadienis lyja. Prašom.
Pirštas sunkiai telpa. Eik tu savo. Ai, nu da galia yra truputį vietos. Kažkaip bandysim išstumdyti. O tą kibirą tai aš dabar net ir nuspirt norėčiau. Truputį nervas ima, kad šitai padaro. Jetau, tai visiškai nejuokingas, žinokite. Jeigu ką. Kažkur YouTube'ai mačiau filmukus, kad reikia duoti gazo, susukti vairą ir prakasais mašina praeina skersa. Pabandom. Viskas kaukia, viskas matot, kas vyksta. Sakyk, ką nors. Stop. Och tu, blė. Važiuok, išvažiuoji viskas. Eik tu sau. Siaubas. Aš tokiem baudas, žinokit, rašyčiau, kad šitai pasistato. Ainak, čiortu. Jau net su tais visais parkavimo, tais asistentais be žmonos būčiau net aš neišvažiavęs, nes ten pypė ir jau to atstumo nelabai jauti, nors tos kameros ir yra, bet vis tiek tą vaizdą kreipia. Tai va, kaip nervuotai prasideda sekmadienis. Darom kraustyti. Ačiū tau, kad išvažiavai. Bučkį gausi duoti. Čia man ar žiūrovam? Tau. Vienas reikalas sutvarkytas. O vėjas koks. Žiūrėkit, kaip labai gražiai skraido. Tai sorry, kad peršokau nuo statybų prie kraustymuose. Tiesiog mano gyvenimas, mūsų gyvenimas toksai. Galite ateiti, padėti. Čia, kiek ten mūsų yra? 5,500, ne? Tai čia per 5 minutės perkrausyti. Turbūt. Taip. Iš karto. Skolingas nelikčiau, kavą visiems duočiau. Hop. Hop. Taip. Svarbiausia meškerių nepalikti. Nes vis tiek, kad ir kaip apleidom žvejybą paskutiniu laiku, bet tai nereiškia, kad mes mesim tą hobį. Šitą sunki, tai 2 čia nešti neina. Bet prikaupę turtų, kaip tie žiurkėnai. Vai. Opa. O tak. Žinai, aš kartais pamastau, ar žmogui tiek reikia. Tikrai žmogui tiek nereikia ir tai verčia susimastyti. Pusę išmesim. Žiūrėsim. Šlapas. 3000 dėžių ir tai tik pirmas reisas. Kaip puikiai telpa kanaro augalas. Gražiai užaugo. Žodžiu, mes kraustumės, čia daugiau nefilmuosiu. Tai viso geriausio. Ačiū, kad buvote. Nepamirškit laiką, subscribe, parašyti komentarą ir iki sekančių kartų. Viso gero. Visgi, kaip gerai, kad aš tave turiu tokią protingą ir gerą. Kodėl? Nu, todėl tokį kantri. Tas gyvenimo būdas toksai. Jo, dabar jau tikrai viso geriausio. Tikrai turim reikalų, kaip mato, tikrai nemažai. Wishing for the kind of love you see in magazines.